esmė yra tokia, tipo, kaip minėjau, jeigu jie nori atstatyti, jeigu socdemai turiu minį, jeigu nori atstatyti kažkokią savo reputaciją, nu tai visų pirma turi pradėti nuo pripažinimo, ką blogai padarė ir atsiprašymo. Ir pasakymo, kad pasikeis. To nėra. To nėra ir Sinkevičius neršta to daryti. Tai ir gerai. Mes neturim jokios prievolės ar kažkokios taisyklės keisti nuomonę apie socdemus. Mes galim ateityje įvertinti darbus pavieniui, bet, čia kaip, nežinau, sugedęs laikrodis kartais kažką, jeigu ir gero padarys, tai nekeičia pačio, tai yra moraliai degradavus, supūvusi partija visiškai. Ir viskas. Ir jie to negali atsistatyti. Jie negali nei vieno balso gauti niekad. Nebent vėlgi pripažins ir pasikeis. Bet jo, Sinkevičius tiesiog jo atėjo ir pasakoja, kaip jisai turi patirties valdyti ten savo savivaldybei, whatever, kad žmonės ateina ir tiesiai pasako, ir tiem ten tuščių pažadų neduos ir taip žada valdyti čia. Ir skamba ironiškai iš socdemo. Kai viskas ir ką jis davė, tik daugiau pažadų. Realiai, netgi savo toj pristatomoji kalboj, vien tik pažadai. Kas beklausia, kaip tu padarysi ar ką konkrečiai padarysi, nėra nei vieno atsakymo. Vėl lygiai taip pat kaip per rinkiminę kampaniją socdemai darė. Tiesiog nėra nieko. Nėra nieko už ko užsikabinti net. Net jeigu tu norėtum kažkaip geruoju pažiūrėti socdemus, tiesiog nėra už ko. Kalba ten apie darbus paskui Vojezų ir kiekvieną kartą mini tą rekordiškai pakeltą gynybos biudžetą, ko konservatoriai nepadarė, kaip zombiai, kaip kiekvienas. Ir tai yra dažniausiai kartojama eilutė, nes ležit nėra kuom jiem pasigirti, nėra. Dabar aš sakyčiau, net šituo jie, kaip ir gali, bet kaip ir nelabai gali. Tiek, kiek jie girės, šitom negali pasigirti. Nes čia iš literaliai bet kurių atėjusių, čia būtų vos ne minimumas, kurį tikėtumės. Ir anksčiau tai buvo neįmanoma, tai jie čia ne kažkokį stebuklą padarė. Žodžiu, nieko. Čia net svarbus sprendimas, bet čia niekas, kuom tu galėtum girtis kažkokiu savo darbu ar dar, aš nežinau. Ir jo, ypač kai Europos Sąjunga ten skūrė tos visus instrumentus, kad galėtum skolintis ir čia pasiskolinį. Ok, super. Šaunuoliai, ačiū, kad nesupisot, tipo. Pasandėm jūs, kad neapsišiktumėt, ir jūs neapsišikot. Ačiū, tipo. Bet jie giria šiek kaip pasiekimų ir tada dar nepamirštant konservatorių pastumti. Bet jo, esmė ta, kad strategija nesikeičia, tas pažadai tušti nesikeičia, retorika nesikeičia, o tie patys jauni socdemai ir seni socdemai tą patį šūdą malą, tą patį šūdą kalbą. Ir jo, ir nei vienas nepradėjo jokios kalbos, nieko pripažinimo, ką suvėlė ir kad jie buvo neteisūs. Tai nieks ir neprivalo apie juos nuomonės keisti, tai yra tiesiog visiškai degradai. O dabar kiek jų išliks, tai gal iki galo, tikėkime iki galo, nes čia mums tikrai nėra naudinga niekam, kad čia kaitaliojas kas metus vyriausybės ir tie durneliai net problemų su to nemato.